Mačiau savo gyvenimą besišakojantį priešai save kaip tą žalią figmedį iš pasakojimo. Nuo kiekvienos šakelės galo man mojo ir mirksėjo nuostabi ateitis, tarsi riebi purpurinė figa. Viena figa buvo vyras, laimingi namai ir vaikai, kita figa – garsi poetė, dar kita – žymi profesorė. O už šių figų buvo dar daugiau kitų figų, kurių gerai jau net neįžiūrėjau. Mačiau sėdinčią save šalia to medžio ir mirštančią iš bado vien todėl, kad negalėjau apsispręsti, kurią figą pasirinkti. Norėjau kiekvienos iš jų, bet pasirinkti vieną reiškia prarasti visas likusias. Tad kol sėdėjau ten, nepajėgdama nuspręsti, figos pradėjo raukšlėtis ir juoduoti. Ir viena po kitos nukrito ant šaltos žemės prie mano kojų. Nori turėti viską vienu metu, čia ir dabar. Manau, šita problema yra atsiradusi iš socialinių medijų, nes mes dabar, kai tik pasiemam telefoną, atsidarom kompiuterį, yra tiek daug galimybių. Gali ir keliauti, ir daryti karjerą, ir kurti verslą, ir kurti šeimą, ir sportuoti, ir sveikai maitintis, ir pradėti bėgioti. Žodžiu, milijonas pasirinkimų. Bet kai jų yra per daug, tu gali atsidurti tokioje paralyžiaus būsenoje, tarsi lyg užstriktum kokiam koridoriuje ir aplink tave būtų milijonas durų, kur atrodo prieš 100 metų, kai žmonės gyveno be jokių medijų, be nieko, būdavo, tu gimsi muzikantų šeimoje ir tu būsi muzikantu. Manau, jaunimui yra daug sunkiau įsigryninti, ko jie nori, bet per daug metų supratau, kad problema yra ne tame, kad man reikia save atrasti ar kažkaip ieškoti, bet save susikurti. Tu tapsi kažkuo tik tai per veiksmą, nes tas nuolatinis galvojimas ir dvejojimas niekur tavęs neprives. Tai mano praktinis patarimas šiandien yra užsirašyk savo prioritetus. Grynai, kas tau šauna į galvą intuityviai, kuo tu nori būti, ką tu nori daryti, kokie tavo pagrindiniai gyvenimo tikslai. Ir tada iš jų pasirink tik vieną, bet ne tą, kuris tau atrodo logiškiausiai. Gal man šiai dienai reikėtų tą ir tą pasidaryti. Ne, išsirink tą, kuris tave traukia iš vidaus, iš intuicijos, kur atrodo gal ir nelogiškai skamba, gal ir kvailai, gal kiti pasijuoktų, bet tas, kuris tave šaukia iš vidaus. Dar pastebėjau, kad dažnai labai lengva iššvaistyti laiką prokrastinuojant. Tai pavyzdžiui, irgi galiu pateikti iš savo patirties, tarkim, jeigu tu nori pradėti kažkokį verslą, tai vietoj to, kad tu jį pradėtum, tu pradėjai žiūrėti visokius video, skaityti knygas, podcastus klausyti ir atrodo žiūri ir atrodo vis tiek tau negana, tu vis tiek nesijauti pasiruošęs kažką pradėti, bet paslaptis visame kame yra, kad tu išmoksi tik tai per veiksmą. Realiai, kuo tu daugiau laiko prašvaistysi galvodama, ar man tikrai to reikia, kažkokias baimės, tuo daugiau tu prarasi galimybę, nes per tą laiką, per kurį tu tiesiog mastai, kad kažką gali pasidaryti, tu galėtum imtis veiksmų, kurie tau jau atneštų nebūtinai rezultatus, bet tau atneštų praktiką ir kažkokias pamokas. Kita problema, kuri labai dažnai atsitinka, kad žmonės skiria per daug laiko bandydami išmokti teoriją, kai visas mokymasis vyksta per praktiką. Tai ką turiu omenyje? Dabar yra tiek daug podcastų, knygų visokių, postų, ko tik nori. Ta prasme, kokią tu temą beįvesi, tu rasi tūkstančius video ir nuotraukų ir straipsnių apie kažkokią temą. Bet esmė tame, kai mes kažko pradedam mokytis teoriškai, atrodo, kad aš visai produktyvi, mokausi ten apie saviugdą, apie sportą, apie mitybą, bet realiai mes nesiemam veiksmų. Ir tu atsiduri tokioj būsenoje, lik savęs apgaudinėjimo, atrodo, mokinuosi, kaip atsidaryti verslą. Pažiūrėsiu dar vieną video, dar vis negana kažko, bet realybėj tu išmoksi tik tai per praktiką. Ir dabar tiesiog nuoširdžiai savęs paklaus, ko tu po metų labiau gailėsies. Ar kad tu kažko nepabandėjai? Aš tikrai nemanau, kad tu gailėsies, kad tu išmokai tam tikrų pamokų. Ko tu gali daugiau gailėtis, kad tu iššvaistėjai valandas žiūrėdama nesibaigiančius podcastus, skaitydama straipsnius kažkokius kitų ekspertų, kuriai tu pati gali tapti ekspertė per tuos metus. Grįžtant prie mūsų gražaus figų medžio. Aš labai dažnai galvau, kad irgi, jeigu tu pasirinksi vieną figą, vieną kelią gyvenime, tai reiškia, kad tu nepatirsi kitų. Ir kaip ir yra tame tiesos, bet aš supratau, kad geriau pasirinkti vieną kelią ir jį pilnai išgyventi, negu būti tame paralyžiuje daug metų ir prarasti visas galimybes, kurios tavęs laukia. Ir dėl to nutariau dabar nusistatyti savo labai aiškius terminus, kaip ir ką darau savo gyvenime, norėdama pasiekti savo tikslų. Ir dar geriausia, jeigu tu galėtum pasidalinti su artimu žmogumi, kad tu jaustumės labiau įsipareigojusi ir atsakinga už savo veiksmus. Tai kaip visada mėgstu pateikti šitą YouTube kanalą. Atrodo, tu ir kuri tuos video valandas, redaguoji,
planuoji, rašaisi scenarijus ir galų gale nesulaukai gal ten tiek daug peržiūrų, kiek tu nori, bet kadangi aš turiu daug didesnį tikslą, manęs tas nebegazdina, nes aš žinau, kad aš pasirinkau savo figą ir jeigu aš nesimsiu veiksmų, realiai niekas nevyks. Tai kuo tu daugiau įdėsi to darbo, kuo tu daugiau skirsi laiko darant kažką, ne tik tai galvojant ar rašant ant popieriaus lapo, tuo labiau tu maitinsi tą šaką, tuo jin labiau augs. Ir gal tie rezultatai tą pačią akimirką nepasimatys, bet esmė tame, kad kuo tu daugiau įdėsi žinių ir skirsi laiko į tą vieną kryptį, viskas galų gale atsipirks. Nors šiai dienai gal tau net netrodo, kad atsipirka. Bet, pavyzdžiui, vėlgi, aš kuriu video ir aš jaučiu, kad su kiekvienu video kokybė pagerėja, aš kalbu daug laisviau prieš kamerą, tai yra tik vienas pavyzdys, kodėl verta pasirinkti būtent vieną kryptį ir skirti dėmesį būtent ten. Ir dar viena baimė, kuri gali tave kaustyti, kad tu galvoji, jeigu aš išsirinksiu vieną kryptį, tai reiškia, kad viskas jau visam gyvenimui aš galėsiu tik būti ten viena profesija ir taip toliau. Tai yra netiesa. Vėlgi, tu esi savo gyvenimo kalvė, kaip sako, tu jį kuriesi ir tu gali susikurti terminus. Aš galiu pabandyti daryti tai 3 mėnesius, pusę metų, metus, bet ne dieną, nes per dieną savaime suprantama niekas nepasidarys. Tai realiai tu, tarkim, skirk 3 mėnesius savo kažkokiam tikslui. Aš esu kalbėjus viename iš savo video apie kaip susikurti būtent tuos įpročius. Tai realiai svarbiausia yra nevertinti savęs kasdieną ar kas valandą, duok savo laiko, duok savaitę, duok 2, tik tada tu gali realiai pamatyti, kokius tu veiksmus darei ir kokius rezultatus tai atneši. Ir pabaigai noriu pasakyti, kad aš šventai tikiu, kad bet koks veiksmas yra geriau negu jokio veiksmo ir buvimas vietoje kaip kad tos figos medyje. Tai kuo tu daugiau liksi stagnacijoje, tuo bus tau pačiai blogiau. Reikia nebijoti, reikia neužsidaryti savimi, būti atvirai ir išeiti iš savo galvos. Mes turim rankas, mes turim burną, mes turim ausis, akis, tai naudoti šitais įrankiais, kuriuos mes turime kaip žmonės ir pradėti kažką kurti dėl savęs ir susikurti savo svajonių gyvenimą. Galų gale mes gyvenam vieną kartą ir manau yra tiesiog laiko švaistimas ir savo potencialo švaistimas nesimti tų veiksmų dėl kažkokių vidinių baimių ar dėl kažkokių socialinių medijų, kurios mums plauna galvą kiekvieną dieną, kuo mes turim būti, kaip mes turim būti. Ir ypač, sakyčiau, moterim, merginom yra tiek daug tų expectations, vadinamų lūkesčių, kad mes ten ir mama turi būti, ir karjerą daryti, ir sportuoti, ir sveikai valgyti, ir tą, ir aną, kur galiausiai atrodo tas svoris tampa nebepakeliamas ir mes nieko nebedarom. Prisimink, kad yra svarbiausia įsirinkti vieną kryptį, skirti laiko savo, skirti kūrybai. Vėlgi, tą kūrybą aš nekalbu tik apie meną, tai gali būti bet kokia išraiška, negu vartoti kitų žmonių kažkokias idėjas, kažkokias nuomonės ir žiūrėti savęs ir kurti savo gyvenimą. Tai labai tikiuosi šitas video buvo naudingas ir įdomus, nes pati savo 20-uosius metus praleidau tame paralyžiuje, kur atrodo visko noriu ir galų gale tu nieko nedarai ir tada kaltini save ir pradedi lyginti su kitais ir tiesiog išmokau atrasti tą švelnumą ir atlaidumą pati savo ir viską daryti neskubėdamai, bet užtikrintai. Tai linkiu visko ko geriausio, gražios dienos ir jei patiko šitas video, labai kviečiu prenumeruoti mano kanalą. Jame daugiau kalbėsiu apie lėtą gyvenimo būdą ir meilę sau ir kaip pasiekti savo visų tikslų. Iki!